turim 6 ryto, bet man mašina garažė. Kodėl? Todėl, kad šiandien esam pro dienos ryt, tai važiuojam pas Vytenį ir Vytenį šiandien padėsim. O mano mašina rytojaus laukia, lyg ir viskas ok, paruošta, tai kaip ir ready to go. Ir sutiksim dabar iš ryto dienos kol kas. Taškų pagal trajektoriją, tai jie gauna tokį kaip ir unchaseable run, arba kitaip tariant, jie įvykdo tokį važiavimą, kurio neįmanoma sekti. Na ir tuo tarpu, čia irgi vienas iš pavyzdžių, Vytenis Balsys. Ir panašu, kad taip. Kai tu atsiduri trasos dalyje, kur neturėtum atsidurti, tada bandai akseleruoti, važiuoti ir tu vėl supranti, kad nelabai žinai, kaip čia dabar ką padaryti. Be abejo, smagu vertinti pilotus aukštai, jeigu jie to nusipelno. Tuo tarpu čia šiek tiek už trasos ribų visą galinę ašimi. Čia kaip tik dabar keistoje vietoje atsiduria čia, važiuojamas tiesiai. Mašina ant ralų, daiktų pilna, pats neišmiegojęs, bet gerai bus. Važiuojam į Šiaulius. Tell me why I always need to survive off your love, cause every time you fire at me, it kills all the fun, kills all the fun. Esam šiandien lygos etape, Šiauliuose, oras nekoks. Geriau būtumėm vakar važiavę, nes vakar ten sausa buvo, šlapė nemalonu, bet viskas bus gerai. Esam pasiruošę, tankova pakeista, viskas nors techninė komisija praėjom, bet problemų, tai antroji grupėje esu. Laukiam antros grupės ir varom gažos. Rhythm awaits, waiting for my bones to break. Vis gerai. Išdžiūvo trasą, galim spausti gazą, naudojam variklius, naudojam padangas. Kaip sekės paskutinėse treniruotėse? Jeigu taip leisim, tai šiandien dideli planai. Rezultatai, ne? Rytoj biuletenis. Rytoj biuletenis, o šiandien rezultatai. Tai oras pasitaisė, tikėkime, bus viskas liuks. Tai jau esam po treniruočių, laukiam kvalifikacijos. Kol kas ant sauso nekaip sekės. Sausas, tai čia viskas paprasta ir aišku. Gaz dugnas ir važiuoja. Trasa greita, šiaip kol kas vėjas, nes trukdys baisiai. Kol kas kiek esu trasų važiavęs, tai greičiausiai, pati greičiausiai. Tai kol kas toks updėtas, tai matysim. Kvalų greit, nedaug dalyvių turėtume. Greit prieš kvalų, vis bumperį dėt. Kad turėtumėm bumperiuką, galėtumėm važiuoti. Mantas Augustinas.
For Shift komanda. ...65 km/h iniciacijoje. Mantas Augustinas. For Shift. Didelis kampas, gali pritrūkti greičio, svarbiausia, nes... Na, kažkaip išvairuoja Mantas Augustinas, bet faktas, kad nebus labai daug taškų. Vykintas Punys. Tai greičiausiai šiandien važiuosim toliau. Dar. Žinau, kad galiu kai kur geriau pasidaryti, bet nepavyko kažkodėl. Na toks, geriau, bet negerai. Pirmos varžybos, viskas gerai. Negerai, buvo šiandien geresnių važiavim. Tai dar reikia padirbėti. Bet bus ok. Marius Kurpė, Mantas Augustinas. Ir čia įdomiai Mantas Augustinas paėmė trajektoriją, pakankamai vidumi, net nesistengia važiuoti išorę bent jau pirmajame sektoriuje. Antrasis sektorius gerokai jau atrodo į sinchroną įšoka Mantas Augustinas sekamas iš paskos, o pabaiga visai ir užspaudžia Marių Kurpę. Preciziškai tiesiog išskalpeliuos savo oponentą ir parodys tiesiog savo precizišką pranašumą. Taip, Mantas Augustinas važiuoja priekyje. Mantas Kurpė akivaizdu, kad yra gerokai greitesnis. Lydranų skirtumas ir Marius Kurpė nebuvo stabilus Chase Run'e. Ir į priekį važiuoja 22 startinis numeris Mantas Augustinas. Karolis Kolosovas, Mantas Augustinas. Graži iniciacija pas abu. Norėjosi galbūt šiek tiek didesnės agresijos nuo starto. Gražus įvažiavimas į antrąjį sektorių. Puikiai stato šalimais savo automobilį Karolis Kolosovas. Graži kova. 37 startinis numeris Karolis Kolosovas. Važiuoja toliau senesnės kartos 30. Tai va, debiutas įvyko, semi-pro. Pirmą kartą top 3 praėjau. Top 16 irgi nelabai norėjau nusileisti, viską atidaviau, bet esminė klaida buvo, kad Chase nepataikiau bėgiaus. Tai viską... Nepataikė antrą? Antrą nepataikiau. Nu tai sveikinu užsikrėtus mano ligą. Nu bet niek, visai patiko, tikrai pasispardžiau. Kaip mašina? Mašina tai kosmos. Pigus, geras, veikiantis daiktas. MS Chem 3, Vemsai, va, jums. Ne, viskas tvarko. Labai ačiū komandai, labai ačiū draugams, visą žiemą nenuėjau veltui, dar grįšim ir bus vaizdų, nes šis daiktas važiuoja.